Patirti savarankišką sprendimų priėmimą, kai vertiname savo asmeniškai svarbius kriterijus ir juos prioritetizuojame, yra labai vertinga ir prasminga. Labai gera veikla. Bet labai daug žmonių, labai daugelį situacijų sprendimus priima ne socialiniam vakume, o šeimos aplinkoje, draugų aplinkoje, platesnėme socialinėme kontekste, galiausiai kultūros ir civilizacijos kontekste. Jie visi prideda savų veiksnių į tą sprendimą. Ir kuo artimesni ryšiai, pavyzdžiui, šeimoje, tuo stipresnis poreikis į juos atsižvelgti, tuo labiau kelias iki sprendimo mažiau panašus nuo A iki B ir labiau panašus nuo A per B, C, D, E, F, visus kitus iki Ž. Jis pasidaro komplikuotas. Vienas iš pavyzdžių buvo šiame tyrime, kurį šiandien skaičiau, apie tai, kaip šeima padeda ar nepadeda atsisakyti mėsos. Tai šeimos aplinka, ryšiai ir nuostatos gali būti ir palaikantis, ir stabdantis veiksniai, svarstant tą mėsos vartojimo mažinimo klausimą. Šeimos sutarimo palaikymas dažniau yra svarbesnis veiksnys negu kažkokie tai asmeniniai siekiai, todėl šeima gali, jeigu pritarė, ir palaikyti, o jeigu nepritarė, tai ir slopinti tokius siekius. Šeimoje reiškiamų ir palaikomų pozicijų visuma irgi yra nulemta daugelio veiksnių, kurių dažniausiai jau tas vienas konkretus žmogus nebekontroliuoja. Todėl ir dar be to labai sunku daryti apibendrinimus tinkančius visiems ir kiekvienam. Nebent galima pasakyti tiek, jei veiksite kaip komanda, tai tikslą pasiekti bus lengviau, nes vienas kito palaikymas yra veiksmo tęstinumą užtikrinanti sąlyga. Gaunas taip kaip gaunas. O kaip jūsų asmeniniai sprendimai keičiasi, kai jie yra daromi veikiami jums artimų žmonių? Pasidalinkit, bus labai įdomu paskaityti. Taikos ir ramybės.